Good morning. It's good to be here again. Labas rytas, gera vėl būti čia. I've been many places, and Lithuania is one of my very favorite places to visit. Teko man lankytis daug įvairių vietų, bet Lietuva yra viena mano mėgstamiausių. The beauty of the country and the kindness and hospitality of the people warms my heart. Šalis labai graži ir žmonės labai svetingi. And through the years to watch how the Lord has blessed your church and the school and your mission work and the other churches is a thrill. Ir man labai džiugu matyti per daugybę metų, kaip Dievas laimina ir jūs, ir jūsų bažnyčią, ir jūs augina. So I bring you greetings from my family in America. All of them send their warm greetings to you. Tai mano šeima iš Amerikos siunčia jums labai šiltus linkėjimus. And we say that it's very good to be here. Thank you for the invitation. Ir tikrai ačiū jums už pakvietimą, labai gera būti čia. Okay. Thank you. Let's begin with prayer. Pradėkime su malda. Father, we thank you for the privilege to be here today and to study your word. Tėve, ačiū tau už privilegiją būti čia ir studijuoti tavo žodį. We believe your word to be true from the very beginning, as you declare it to be. Tikime, kad tavo žodis yra tiesa nuo pat pradžių, kaip tu ir pasakėjai. And we need to know more of it, and we need to apply it to our lives. Mums reikia jį geriau pažinti ir pritaikyti savo gyvenime. So would you open our eyes to behold wondrous things from your word? Meldžiu, atverki mūsų akis matyti nuostabius dalykus tavo įstatymę. Open our hearts to receive its truth and choose changes in our lives. Atverki širdis, kad priimtume, kad pritaikytume ir keistųsi mūsų gyvenimai. Glorify your name, I pray, in the life of these folks, every one of these good people, and this church and every church represented. Ir tegul tavo vardas būna pašlovintas per kiekvieną iš čia susirinkusių žmonių gyvenimą. And bless this good school, we pray in Jesus' name. Ir meldžiame už visą šią dieną, palaimink ją Jėzus vardu. Thank you. You may be seated. Galite atsisėsti. Study of apologetics is a big subject. Apologetika yra toks labai didelis dalykas. But it's an important subject for sure. Tačiau labai svarbu jo mokytis. One way to say it when I was in school was for the defense of the faith. Tai apologetiką galima vadinti tikėjimo gynimu. But when I think about defense of the faith, First Peter chapter 3, verse 15 comes to mind. Kai galvoju apie tikėjimo gynimą, tai prisimenu 1 Petro laišką, 3 skyrių, 15 eilutę. Read that verse for me, please, Sabina. Šventu laikykite viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise esančią viltį romiai ir pagarbiai. The key phrase in that to me is when we're challenged because of what we believe, we need to offer a reason of the hope that lies in us. Tai kai mums užduoda klausimus, kai mūsų klausimus turime gebėti būti pasiruošę atsakyti apie mumise esančią viltį. To offer a reason of the hope is to offer evidence for what we believe. Ir gebėti atsakyti apie tą viltį, tai reiškia gebėti pateikti įrodymus tai vilčiai. I don't believe we have the responsibility to defend the Bible. Nemanau, kad mūsų atsakomybė yra apginti Bibliją. The Bible will defend itself. Nes Biblija apgina pati save. It is truth. Nes tai yra tiesa. And truth, one person has defined truth as being that which is not self-contradictory. O tiesa yra tai, kas negali savo prieštarauti. And so the Bible stands on its own as truth and will always stand. Taigi Biblija ji yra tiesa ir visą laiką bus tiesa ir išlieka ant to pamato, kad ji yra tiesa. Jesus said heaven and earth shall pass away, but the word of God lasts forever. Jėzus sakė, gali praeiti dangus ir žemė, bet mano žodis nepraeis. It's eternal. Jis amžinas. It has stood the test of time, and it stood many attacks already. Jis išlaikė laiko testą ir labai daug puolimų. It was here before I arrived, and it will be here after I'm gone. Dievo žodis buvo dar prieš man gimstant ir išliks ir kai aš mirsiu. It is a shelter and a defense for me. I don't have to defend God's word. Dievo žodis man yra kaip prieglauda, aš galiu juo gintis, aš neturiu jo apginti. But I do need to learn enough about it that I can learn the evidence to present the evidence for its truth to others. Bet turiu išmokti pateikti tam tikrus įrodymus, kad tai iš tiesų yra tiesa kitiems žmonėms. So that's what we're going to just try to do today is introduce a couple of things from a course that I had the privilege of teaching a few years ago. Ir aš
šiandien pristatysiu kelis dalykus, kelias pamokas iš kurso, kurį dėsčiau prieš keletą metų. If you're interested in the whole course, MTM, Missionary Training Ministry, Brother Joe, well, I started to say he's the director. He, up until recently, he was for all these years. Brother Joe Morrell leads us in that, and now Brother Chase Reynolds is the leader and director of MTM. It's a missionary training ministry. Has been around for 15, 16 years, I think. Šitas kursas, kurio direktorius yra Joe Morrell, ar bent jau buvo daug metų, tai jis jau dėstamas nemažai metų buvo misionierių mokymo institute, ruošimo institute. Ir jeigu norėsite daugiau informacijos, tai šitas visas kursas yra, šitas pamokos yra iš to kurso. And from the beginning, the lessons have been recorded on video, audio and video, and archived. They're available for you. If you'd like to go online and find them, you can do that. Nuo pat pradžių tos pamokos buvo įrašomos ir video, ir audio formatu, tai jeigu norėsite daugiau sužinoti informacijos, galima rasti archyvus tų paskaitų. The website is aba.org or is it .com? abamedia.org. Tai svetainė yra abamedia.com. Bus galima pasitikslinti po to. And if you put an ABA and it comes up American Bar Association, that's lawyers. There's two ABAs. Yra tik tai dvi ABA asociacijos ir viena iš jų nėra tinkama ir bus nesunku atpažinti, kuria. Ignore American Bar Association, go to ABA Media, American Baptist Association, abamedia.org. Amerikos Baptistų asociacijos svetainė abamedia.com. And work your way through to the menu and then choose MTM. Ir meniu galite pasirinkti MTM, Missionary Training, misionierių mokymą. Excuse me. Hit enter and the password is disciple. O šitas slaptažodis yra angliškas žodis disciple, galėsiu pasakyti paskiau, kaip parašyti. That will open up for you what you need and you can find it in any of the courses and you're welcome to browse there and see them. This course is on there and all the lectures if you're interested in the rest of it. Jeigu domina, tai galėsit rasti ir šį kursą ir labai daug kitų kursų ir kitos medžiagos tenai. Also, the list of the books of recommended reading is a page and a half of the books that I list here, which are not all, but most of the books that I used in developing this course. Ir turiu pusantro puslapio rekomendacijų, kokias knygas rekomenduočiau kuriomis rėmiausi kurdama šitą kursą. The two lectures today that we have will be mainly, the resource is from a book called The Apologetics of Jesus. Šios dienos paskaitas dėstysiu pagrindę remdamasis tokiamis knygomis, tai yra Normano Geislerio knyga The Apologetics of Jesus, Jėzaus apologetika. It was published in 2009 and you've already told them who wrote it. That's good. It lends itself very well to speaking of how Jesus used apologetics in his ministry. Tai 2009 metais publikuota knyga ir ji labai gerai parodo, kaip Jėzus naudoja apologetiką savo tarnystėj. I have Josh McDowell's excellent book, Evidence That Demands a Verdict. It's available in the Lithuanian language. Pastor Gediminas showed me that. Žinau, kad Josh McDowell knyga Įrodymai reikalaujantis nuosprendžio yra prieinama ir lietuvių kalba, kaip rodė pastoris Gediminas. Excellent book. And there's a new one, a sequel to it that has more information, New Evidence That Demands a Verdict. Tai labai puikia knyga ir yra išleistas jau ir naujas jos papildymas su daugiau informacijos. Josh McDowell is a great author on the subject of apologetics. Josh McDowell yra labai geras apologetas, šitą sritį labai gerai išmano. Just one more book I want to recommend. Ir dar viena knyga, kurią norėčiau rekomenduoti. Little paperback about this big. Ji nėra labai didelė. And Pastor Gediminas has a copy of it. He showed me yesterday. Ir pastoris Gediminas irgi turi jos kopiją, man vakar parodė. It's called Who Moved the Stone? Knyga vadinasi Who Moved the Stone, kas pajudino akmenį. It's written by, the pen name is Frank Morrison, M-O-R, one R, Frank Morrison. Autorius yra Frankas Morrisonas. And it was written in the early 1900s, a little over 100 years ago. Parašyta prieš šiek tiek daugiau nei 100 metų. He was a lawyer in England that was an atheist. Šis žmogus, jis buvo teisininkas ir buvo ateistas. And he did not believe in the Bible. He did not believe in Christianity. Netikėjo nei Bibliją, nei krikščionybę.
And so he decided he would prove Christianity to be wrong. Ir nusprendė, kad įrodys, jog krikščionybė nėra tiesa. And he went to work researching because he said the capstone truth of Christianity is the resurrection. Ir jis sakė, kad esminis krikščionybės įrodymas yra prisikėlimas. That'll be our second. The resurrection is our second lesson, not the first one. Ir tai bus mūsų antra pamoka šios dienos. But he believed. Oh, excuse me. Go ahead. He believed if he could prove the resurrection of Christ did not occur, Christianity would crumble like a house of cards. Taigi jis tikėjo, kad jeigu gali įrodyti, kad Kristus tikrai neprisikėlė, tai krikščionybė visa sugrius. He's right. It's tremendous truth. It's tremendously important to us. Ir jisai teisus, prisikėlimas yra be galo svarbus įvykis. So thus the book, Who Moved the Stone? Taigi knyga Who Moved the Stone, kas pajudino akmenį. Chapter 1 is entitled The Book That Never Got Written. Pirmas skyrius pavadintas ta knyga, kuri niekada nebuvo parašyta. In his research for the resurrection, he kept building up the evidence here on this side for it, the evidence on this side against it. Nes kai jis ėmė tyrinėti ir ieškoti informacijos, tai įrodymų, kurie pagrindžia prisikėlimą, buvo vis daugiau, o įrodymų prieš vis mažėjo. And somewhere in the journey, he became a believer. He gave his life to Jesus Christ. Ir šios kelionės eigoje jisai įtikėjo ir atidavė savo gyvenimą Kristui. It's a wonderful thing to happen to an atheist when they give their life to Jesus Christ, but it changes their mind and their whole life. Nuostabu, kad kai ateistas, kai žmogus atiduoda savo gyvenimą Kristui, tai Kristus iš esmės pakeičia jo gyvenimą ir jo mąstymą. And so he tells his testimony in the first chapter, and then the rest of the book are the evidences that he found for the resurrection and the truth that it holds. Taigi, pirmame skyriuje autorius pasidalina savo liudijimu ir toliau knygoje pasakoja, pristato tuos įrodymus, su kuriais pats susipažino, kai tyrinėjo prisikėlimo įrodymus. But Brother Brown, why are you telling me this, you might say? Ir jūs galvojate, kodėlgi tu man tai pasakoji? The little book is quoted by so many apologists in the books. I got it because I kept reading these other fellows who quoted it and cited places in this little book. Tai sakau todėl, nes labai daugelį kitų apologetinių knygų ši knyga yra cituojama ir kiti apologetai mini šį autorių. Its copyright has expired, it's public domain, anybody can print it. Dabar, kadangi jau baigėsi jos autorinių teisių kaip galiojimas, ji yra prieinama viešai ir bet kas gali tą knygą įsigyti. There are 3 or 4 publishers that keep it in print all the time. It's easy to find. Yra kai kurie leidėjai, kurie nuolatos tą knygą perleidžia ir jie nėra sunku rasti. So it's available in English, it's probably available in Lithuanian. Ir labai tikėtina, kad ją galima rasti ir lietuvių kalba. And I would guess Russian as well. Spėju, kad rusų irgi. So when we talk about apologetics, we're talking about a reason of the hope that lives us. We're talking about evidences. I can't, there are many things I can't prove. Taigi, kai kalbam apie apologetiką, mes kalbam apie įrodymus mumise gyvenančiai vilčiai. Ir yra daug dalykų, kurių aš negalėčiau įrodyti. Some might say, well, prove that there's a God. Kažkas gali pasakyti, įrodyk, kad yra Dievas. I can't. Negaliu. Many years ago I learned there are many things I cannot prove. Prieš daug metų išmokau, kad yra daug dalykų, kurių negaliu įrodyti. But like Frank Morrison, I started gathering evidence and studying the situation. Bet kaip ir šis autorius Frank Morrison, aš pradėjau studijuoti informaciją, rinkti informaciją. And in my 50-year journey and study, I found out that there's more evidence for God than the little bit of evidence of people who doubt. Ir per savo 50 metų šito nagrinėjimo supratau, kad yra daugiau įrodymų, kad Dievas egzistuoja, negu įrodymų prieš jį, kuriais kliaujasi abejojantys žmonės. The evidence for God's existence and that He is real is overwhelmingly in our favor. It's on our side. Tai tų įrodymų, kad Dievas egzistuoja, yra be galo daug ir tai yra mūsų pusėje. So today we want to look at that, and the first thing I would like to look at is the apologetics of Jesus. You have there session 3, Jesus apologetic use for testimony. Taigi trečia pamoka, trečia paskaita, tai yra kaip Jėzus naudojo liudijimą, apologetinis liudijimas. John chapter 5 opens with the story of Jesus healing the man by the pool of Bethesda. Jono 5 skyriuje kalbama apie tai, kaip Jėzus išgydė žmogų Betesdoje.
38 years, he was lame on his feet. Netgi 38 metus tas žmogus buvo luožas. And he thought, as many believed, if the pool stirred, if he could get in there, it would heal him. Ir buvo tikima, kad jeigu tas žmogus galėtų įlipti į tą maudyklę, į baseiną, tai jis išgytų. Unable to do so, and every time he couldn't do it by himself and no one else would help him, he missed his opportunity again and again. Ir jis negalėjo to padaryti, žmonės nelabai kas jam pagelbėjo, tai jis vis praleisdavo tą progą įlipti į tą maudyklę ir būti išgydytas. But then Jesus passed by and everything changed. Ir tada atėjo Jėzus ir viskas pasikeitė. And Jesus asked him what he would like for him to do. Jėzus sako, ką norėtum, kad tau padaryčiau. He thought he just needed help getting into the pool. Ir tas žmogus galvojo, man tiesiog reikia į tą maudyklę įlipti. Jesus showed him he didn't need the pool, he just needed Jesus. O Jėzus parodė, kad jam ne maudyklės, o Jėzaus reikėjo. And he healed him. Ir išgydė jį. A wonderful thing that was, Koks nuostabus dalykas. until the Pharisees came by. Iki kol atėjo fariziejai. And he had healed the man on the Sabbath day. Nes Jėzus išgydė žmogų per sabatą. To the Pharisees, big mistake, wrong day to heal anybody. O fariziejams tai buvo didžiulė klaida, taip negalima žmonių gydyti per šabą. What a wonderful good work he'd done by healing a lame man, but he'd done it on the Sabbath and broken the law, supposedly. Nes jis padarė nuostabų gerą dalyką, tačiau fariziejų akise sulaužė įstatymą. And these leaders were more concerned about their tradition and the violation of their tradition than they were about the healing of a man. O fariziejams labiau rūpėjo tradicijos ir tų tradicijų pažeidimas, negu tai, kad žmogus išgytų. But Jesus is the perfect gentleman. He didn't speak ill of them. He just began to point out to them other things, another way than the truth. Tačiau Jėzus neėmė kažkaip piktai apie juos kalbėti, tačiau kaip tik bandė nukreipti į tiesą. And he presents witnesses to that truth. Ir jis pateikė liudytojus, tiesos liudytojus. Under the law, it was required that there be 2 or 3 witnesses for every accusation or everything to be considered. Pagal įstatymą, tam, kad būtų patvirtintas kaltinimas, turėjo būti 2 arba 3 liudytojai. 3 were required, Jesus gave 5. Nors buvo reikalingi 3, Jėzus pateikė 5. Notice what he did in the book of John, chapter 5, verses 33 through 35. Jono 5 skyriuje 33-35 eilutės. Read those verses, please. Jūs buvote nusiuntę pas Joną ir jis paliudijo tiesą. Aš nesiremiu žmogaus liudijimu, bet štai kalbu tam, kad būtumėte išgelbėti. Jonas buvo degantis ir šviečiantis žiburys, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesa pasidžiaugti. In John chapter 10 and verse 41, the Pharisees admit that Jesus' testimony, or that John's testimony of Jesus is true. They say that all things that John said of this man, they're true. Ir Jono 10 skyriuje 41 eilutėje fariziejai sako, kad tie dalykai, ką Jonas sakė apie Jėzų, jie yra tiesa. They recognized John as a prophet and admitted he was a prophet, so his testimony concerning Jesus was something that they really said they would admit and they would accept. Taigi jie tikėjo, kad Jonas buvo pranašas ir kad jisai turėjo kažką sakyti, kas yra tiesa. So Jesus references John and says, John saw my work, okay? Taigi Jėzus kalba apie tai, kad Jonas kalbėjo apie Jėzų ir patvirtina, kad Jėzus yra, kas jis yra. In verse number 36, Jesus speaks of the works that he did. O Jono 5 skyriaus 36 eilutėje Jėzus kalba apie darbus, kuriuos jis padarė. The works and the miracles that Jesus did were done openly. They were all good works, every one. Jis darė stebuklus matomose vietose ir visi tie jo daromi darbai buvo geri darbai. They were good works that could be verified, done openly before others, could be seen. Tai buvo darbai, kuriuos galėjo matyti kiti žmonės. So that's 2 witnesses, John and the works that he did. Taigi Jonas Krikštytojas ir Jėzus daromi darbai. Nicodemus in John chapter 3 and verse 2, he gave testimony to the fact that Jesus' good works authenticated his ministry of teaching and good works from being from the authority of God. O Jono 3 skyriuje Nikodemas taip pat galėjo paliudyti, kad Jėzaus geri darbai iš tiesų patvirtina jo tarnystę ir parodo, kad jisai turi autoritetą iš Dievo. In
in verses 36 through 38 of John chapter 5, Jesus gives the witness of the Father himself. O Jono 5 skyriuje nuo 36 iki 38 eilutės jis pateikia, kad pats tėvas liudija apie jį. One of the things that the coming of Jesus did in his personal ministry was to clarify and underscore the importance of the Father. Ką Jėzus vis pabrėždavo savo tarnystėje, tai jis vis primindavo, koks svarbus yra tėvas. The Pharisees had a real problem with accepting and calling God the Father. Fariziejams buvo labai sunku suprasti ir vadinti Dievą savo tėvu. And the reason for that was because they denied God the Son. O to priežastis buvo tokia, kad jie atmetė Dievo sūnų. The Trinity is a very big subject. Taigi trejybė yra toks labai sunkiai apriepiamas But it's a dalykas. Bible truth. Bet tai yra Biblijos tiesa. God does exist, one God does exist in three distinct, identifiable personalities. Vienas Dievas egzistuoja trijose asmenyse. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoji dvasia. I can't explain it. I can't understand it in my mind. Aš to negaliu nei paaiškinti, nei savo protu apriepti. One reason is because I'm finite. I'm just human. Ir dalinai dėl to, kad esu ribotas žmogus. And the God we're talking about is infinite, and He's eternal. O mes kalbame apie beribį, amžiną Dievą. Those are words I believe, but I can't explain. Tai yra tokie dalykai, kuriais aš tikiu, bet paaiškinti negaliu. How that God can be with us and around us, but yet He's everywhere at the same time. Kaip Dievas gali būti ir su mumis, ir čia, bet kartu ir jis yra visur esantis. And He is completely transcendent. Ir jis yra virš visko. You got that one? Fantastic. That's a hard word. Transcendentinis virš visko. Exactly. He stands apart from everything that we see and know and experience. Jis yra absoliučiai virš visko, ką mes galime patirti savo patirtimi. What we see and what we know depends on, we depend on it, but not God. He doesn't depend on anything or anyone. Dievas yra visiškai nepriklausomas nuo nieko. Mes esame priklausomi, o jis yra visiškai The nepriklausomas. creation is a work of His own hands and the power of His own word, but yet He stands completely apart from that. Kūrinyje yra jo darbas, jo kūrinys, tačiau jis yra net virš tos kūrinijos. The Pharisees had a problem believing the Father because they wouldn't accept the Son. Ir fariziejai negalėjo patikėti, kad Dievas yra tėvas, nes jie negalėjo priimti sūnaus. They were accusing Jesus as giving a witness of Himself alone. Ir jie kaltino, kad Jėzus liudija tik tai pats apie save. And in a court of law then, one giving their self-witness was not accepted as valid testimony. O pagal įstatymą, jeigu žmogus liudija apie save, tai nėra pakankamas liudijimas. But Jesus confirmed that since He came from the Father, He's the Son of the Father, that the Father's witness was one, His witness is another, the Spirit of God. He didn't mention the Spirit, but His would have been the third one. It would be through the Word, the inspiration of the Word, that's right. But the Father and the Son, that's two witnesses. Bet Jėzus neliudijo vien tik tai pats apie save, apie jį liudijo ir tėvas. Jėzus liudijo apie save ir šventoji dvasia, nors čia nepaminėta, tačiau Biblija kaip Dievo žodis, kaip šventosios dvasios įkvėptas žodis irgi liudijo apie Kristų. Their charge was not accurate. Taigi fariziejų kaltinimai nebuvo teisingi. He stood on the witness of John the Baptist, the witness of his works, and the witness of the Father. Taigi Jėzų liudijo Jonas Krikštytojas, jį liudijo jo paties geri darbai ir Dievas tėvas. The witness of the Scriptures, the Word. Dar vienas liudijimas, tai yra Dievo žodžio, šventojo rašto liudijimas. They claim to be people of the Word. Fariziejai sakė, kad jie yra rašto žmonės. But Jesus said to them in verse 39, search the Scriptures. Bet 39 eilutėje Jėzus sako, kad jūs tyrinėjate raštus The Scriptures that you claim to believe, search them. ir patyrinėkite tos raštus, kuriais sakot, kad tikite. Because He said the Scriptures that you search, in them you think you have eternal life, and they're the ones that testify of me. Nes jūs tyrinėjate raštus ir manote, kad juose turite amžinąjį gyvenimą, bet raštai liudija apie mane. And then the witness of Moses, that's number 5. Ir 5 liudijimas, tai Mozės liudijimas. They held no prophet or no historical figure in a higher position than they did Moses. Jokio istorinio asmens, jokio pranašo jie negerbė taip kaip Mozės.
great respect for Moses. Jie jį labai gerbė. And Jesus calls Moses as a witness and explains that he gave them the law, and Jesus said he came to not to destroy the law, but to fulfill that law. Taigi Jėzus kalba, kad Mozė davė jiems įstatymą, tačiau Jėzus atėjo ne panaikinti įstatymą, o jį išpildyti. In Luke 24 and verse 27 is one of my favorite verses. It's after Jesus' resurrection. Luko 24 eilutėje, 27 eilutė, o 24 skyriuje 27 eilutė yra viena mano mėgstamiausių. On the road to Emmaus, he joins himself to two travelers who are going along. Pakeliui į Emausą Jėzus prisijungė prie dviejų keliautojų, kurie keliauja į Emausą. Their hearts are still heavy because of the crucifixion of Jesus 3 days before this. Ir jų širdis vis dar apsunkusios, nes Jėzus buvo nukryžiuotas prieš 3 dienas. But beginning at the prophets, and he expounded to them the things concerning himself. Read the verse, please. Ir prisijungęs prie tų keliautojų, jisai, kaip prašoma 27 Luko Evangelijos 24 skyriaus eilutėje, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Can you imagine that Bible lesson? Ar galite tą įsivaizduoti? Wish I could have been there. Aš norėčiau būti ten. When Jesus began at Moses and the prophets and expounded to them all the things in the scripture concerning himself. Kai Jėzus atvertė raštą ir nuo Mozės per pranašus visą jį paaiškino ir parodė, kaip tie raštai liudija apie jį. I love to listen to the Bible being taught, but I wish I could have been there that day. Man patinka klausyti, kaip yra mokomas švento rašto mokymų, bet labai norėčiau būti ten. So the Sadducees, as their normal manner was, they tried to oppose what Jesus did. Taigi sadukėjai bando, kaip jiems buvo įprasta, bando paprieštarauti Jėzui, They opposed his truth prieštarauti jo tiesai and the good deed of healing a man that had been lame for 38 years. ir netgi paprieštarauti tam geram darbui, kai jis išgydė 38 metus buvusi luošą asmenį. Rather than rejoice in the good deed, they were opposed to Jesus, anything he said or did. Užuot džiaugiasi už tą žmogų, jie prieštaravo Jėzui, prieštaravo viskam, ką jis įsakė ar darė. So he shares with them not one witness, but 5 witnesses to the truth that he is the Son of God. Taigi Jėzus pateikė net ne 2, ne 3, o 5 liudijimus, kad jis iš tiesų yra Dievo sūnus. And the things that he did because of the being sent from the Father. Ir tie jo daromi darbai, jie buvo padaryti todėl, nes jis yra siųstas iš tėvo. And that he acted in the authority given him of the Father. Ir jis turėjo tėvo duotą autoritetą. In full agreement. Ir pakluso tam autoritetui. And these witnesses testify to that truth. Ir tie liudytojai, jie skelbia, kad tai yra tiesa. All right. Then John chapter 8 records a use of fourfold testimony, okay? John chapter 8. O Jono 8 skyriuje matome dar tokius kaip keturgubą liudijimą. Here Jesus declares himself to be the light of the world. Ir čia Jėzus sako, kad jis yra pasaulio šviesa. The Pharisees are angered that he says unto those who do not follow him in darkness, and they accuse him of, they accuse him of self-testimony in verse number 13. Ir fariziejai vėl jį kaltina dėl to, kad jis liudija apie save, kaip rašoma 13 eilutėje. And as already mentioned, that in Judaism, self-testimony was not allowed in court as a defense. Ir kaip ir minėjau, pas žydus nebuvo galima liudyti apie save teisme. But Jesus declares himself, he declares that his testimony is true, verse number 14. 14 eilutėje Jėzus sako, kad jo liudijimas yra tiesa. And it's testimony that he issues, but it's testimony that's authorized and underscored by the Father, the God of heaven. Ir tai yra liudijimas, kuris iš tiesų patvirtintas Dievo tėvo. The phrase he said, whence I came, he came from heaven as a resident of heaven with heaven's authority. Jis sako, kad aš žinau, iš kur atėjau ir iš kur einu, jis turi dangaus duotą autoritetą. With that authority, he needs no other really to validate it, but he had it. Ir turint tokį autoritetą, jam atrodo nieko daugiau ir nereikia, bet jis turėjo. Then verse number 19 again, he mentions the testimony of the Father. Ir 19 eilutėje jis vėl paminė tėvo liudijimą. And they ask, where is thy Father? You have neither, and Jesus said, you neither know my Father nor know me. If you know me, you know my Father also.
Ir 19 eilutė Jėzus sako, jūs nepažįstate nei manęs, nei mano tėvo. Jei pažintumėte mane, pažintumėte ir mano tėvą. That's what I was talking about a while ago. When the reason they didn't grasp the concept of the Father was because they didn't understand, they didn't believe in the only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Kaip ir minėjau, jie atmetė, kad Dievas yra tėvas dėl to, nes jie atmetė sūnų. John 14, Jesus told Philip that, remember? Philip said, Lord, show us the Father and it will suffice us. We'll be satisfied if you show us the Father. Ir Jono 14 skyriui Pilypas sako, Jėzau, parodyk mums tėvą. And Jesus said, Philip, if you've seen me, you've seen the Father. O Jėzus sako, Pilypai, jeigu tu matei mane, tu matei tėvą. The express image, the pushed out image, he said, we're not two different people, we're the same God. But I'm the only begotten Son of God. Ir jisai tuo, šitai žodžiais jisai patvirtina, kad jis ir tėvas, jie yra viena. The Son of God, God the Son. Dievas sūnus yra Dievas sūnus. Then the testimony of Abraham, in pat verse number 33. 33 eilutėje matome Abraomo liudijimą. In verse number 33, the Pharisees mention Abraham. They're the ones that bring up Abraham's name. Ir čia fariziejai, jie pirmi pamini Abraomą. And Jesus takes full advantage of this highly respected and greatly revered witness. Ir Jėzus to pasinaudoja, nes šis liudytojas jis yra labai didžiai gerbiamas. He points out you might be natural descendants of Abraham, but you are not children of Abraham. Ir jis sako, galbūt jūs pagal giminę ir esate Abraomo palikuonys, bet jūs nesate jo vaikai. Because in verse number 56, same chapter, verse 56, he tells them Abraham was glad to see my day. Nes 56 eilutėje to paties Jono 8 skyriaus Jėzus sako, kad Abraomas džiūgavo, kad matys manąją dieną. So he explained to them, you may be children or you may be descendants of Abraham, but you're not children of Abraham. You don't believe what Abraham believed. Ir jis sako, galbūt jūs ir esate Abraomo palikuonys, bet jūs nesate jo vaikai, nes jūs netikite tuo, kuo tiki Abraomas. And then one more thing in this lesson. Dar vienas dalykas šioj pamokoje. Look at the testimony of a sinless life. Pažvelkime į jo gyvenimo liudijimą. The Pharisees snapped at Jesus that they were not born of fornication, implying that he was. Ir fariziejai bandė paprieštarauti, kad Jėzus gimė iš nuodėmės. They did not believe in the virgin birth of the Lord Jesus Christ. Ir jie netikėjo, kad Jėzus gimė nekaltai. They accused him of being born of fornication. Ir kaltino, kad jis gimė per nuodėmę. But he answers them very wisely. Bet jis atsako labai išmintingai. Look in verse number 46. 41 eilutėje. He asks the question, which of you convinceth me of sin? Sako, jis užduoda klausimą, kuris galite apkaltinti mane nuodėmę? Think of that question just a minute. Tik pagalvokite apie tą klausimą. Atsiprašau, 46 eilutė. That's a tremendously powerful question. Be galo galingas klausimas. For Jesus to stand and look these people, these religious leaders, the most religious group that there was, okay, and ask the question, which of you convinces me of sin? Tik pagalvokit, Jėzus stovi prieš šitą religingų žmonių grupę ir klausia jau, kuris iš jūsų gali apkaltinti mane nuodėmę. He opened himself up, wide open, to any criticism or any accusation that they might bring against him and say, you sin. Jis buvo lyg atvira knyga, kad bet kas galėjo, jis buvo atviras kritikai, kad žmonės galėtų jį sukritikuoti. The Bible says that Jesus was tempted in all points like as we are, and yet without sin. Bet Biblija sako, kad Jėzus buvo gundomas visaip kaip ir mes esame, bet nenusidėjo. And then he asked this religious group, which of you convinces me of sin? Ir štai jisai klausė šitos grupės, kas iš jūsų apkaltins mane dėl nuodėmės. If one could accuse him of sin, do you think they would not speak up? Kaip manot, jeigu nors vienas žmogus galėjo jį apkaltinti dėl nuodėmės, argi jie nebūtų prašnekėję? Of course they would. Tai aišku. Let me tell you something else. Būtų kažką pasakę. I wouldn't ask that question. Bet aš nebūčiau uždavęs tokią klausimą. I would not ask that question, which of you convinces me of sin in this room, all right? Aš netgi čia nepaklausiau jūsų, kuris iš jūsų apkaltintų mane nuodėmę. And if my wife were here, I sure would not ask that question. Jeigu mano žmona būtų čia, aš tikrai neklausčiau šito klausimo. But my friend, Brother Joel, Brother Gerardo, Brother Joe Morrell, we've traveled many miles, we've spent many days
together, many different situations. Mano broliai Joelis, Joe ir Gerardo, mes daug keliavom, daug laiko praleidom drauge. For me to ask the question, which of you convinces me of sin? Jeigu paklausčiau, kuris iš jūsų apkaltintų mane nuodėmę, Brother Joel would love to speak right now. You be quiet, Joel, okay? Joelis iškart galėtų kažką papasakoti. And he could speak truly. Ir jis sakytų tiesą. I would not ask that question. Tai aš neklausiau to klausimo. But Jesus did. Bet Jėzus paklausė. And no one could say a word. Ir nei vienas negalėjo nieko pasakyti. He asked that question 2,000 years ago. Jis uždavė tą klausimą prieš 2000 metų. The question still stands Ir tas klausimas išlieka. because it's in the Word of God. Ir It's still open. jis vis dar atviras. It's open for a challenge from anyone who can answer it. Ir bet kas gali bandyti paprieštarauti. So I ask you on his behalf, which of you convinceth the Lord Jesus Christ of sin? Taigi aš klausiu jo vardu, kuris iš jūsų galėtų Jėzų apkaltinti nuodėmę? Not I. I won't do it. Aš tikrai ne. I'm not aware. Tikrai ne. But I know that if Satan knew of one sin that Jesus committed, it would be a historical fact on every newspaper tomorrow. Manau, kad jeigu šėtonas žinotų apie nors vieną Jėzus padarytą nuodėmę, tai ta nuodėmė būtų žinoma visose laikraščiuose. All the accusations were false. Nes visi kaltinimai, kurie krito prieš Jėzų, jie nebuvo teisingi. That's what we're doing in apologetics, is we're finding in the scripture how that the accusations may come, but they're false. Ir štai, ką mes darom per apologetiką, daug žmonių kaltina, bet mes parodom, kad tie kaltinimai nėra teisingi. Which of you convinced? Look in verse number, is it 29, I think? Let me see. Notice, just a few verses before. Look at verse number 29, John chapter 8. Keliomis eilutėmis aukščiau pažiūrėkime į 29 eilutę 8 skyriuje. That's another strong statement. Dar vienas labai stiprus teiginys. He said, and truthfully, honestly, he said it, I do always those things that please him, speaking of the Father. Jėzus sako, kalbėdamas apie tėvą, kad visuomet darau, kas jam patinka. I wish I could make that statement, but I can't. Norėčiau šitą teiginį galėt pasakyti, bet But negaliu. Jesus can, Jėzus gali and he did. ir jis pasakė. And the most religious group of the day could not bring a charge or a challenge against him. Ir netgi patys religingiausi to meto žmonės negalėjo kažkaip jam paprieštarauti. I do always those things that please the Father, and it's true. That's what Jesus said. Jėzus sako, aš darau visą, kas patinka tėvui. And then he asked this religious group, which of you convinceth me of sin? And they're silent. Ir tada jis paklausė šių religingų žmonių, taigi kuris apkaltinsite mane nuodėmę, ir jie nieko nesako. They could not accuse him of one thing. Jie negalėjo jo apkaltinti ne vienu dalyku. It's a powerful apologetic Tai jau vien šitas dalykas yra kaip that the Lord, apologetika, that the Lord Jesus Christ, he is God. kad Jėzus yra Dievas. And if they could not challenge this statement in verse 46, Taigi jeigu tie žmonės negalėjo paprieštarauti šiam Jėzus teiginiui, how could they possibly challenge the first one? tai kaip jie galėtų paprieštarauti pirmajam? He is, as he declared, the way, the truth, and the life. Kaip jis ir sakė, jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. That's who the Lord Jesus is. Štai kas yra viešpats Jėzus Kristus. So apologetics is not about us trying to shoulder the burden of defending the Bible. Taigi apologetika tai nėra kaip mes kažkaip bandom ginti Bibliją. Some of the greatest attack, it's been being attacked for 2,000 years, folks. Ši knyga jau buvo puolama 2000 metų. And sometimes we hear of some of them, and some of the attacks have come and gone, and we don't even know what they were. Ir kai kurie puolimai galbūt atėjo ir praėjo, ir mes apie juos net nežinom. Historically, you can check that some of the greatest attacks against the Scripture were in the first century when the canon of Scripture was being put together. That's a miracle of God in itself. Ir pirmajame amžiuje buvo ypač puolamas raštas, bet tuo metu, kai formavosi Biblijos kanonas ir tai, kad susiformavo Biblijos kanonas, jau tai yra kaip stebuklas. And it stands. Ir jis išlieka. Stands as truth. Išlieka kaip tiesa. And it always will. Ir visada išliks. Because Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words shall not pass away. Nes Jėzus pasakė, kad praeis dangus ir žemė, bet mano žodis nepraeis. Amen. Amen. Let's take a break, and then we'll have a look at the resurrection. One of my favorite subjects, the resurrection. Amen. Padarykim pertraukėlę ir po to sugrįšim prie prisikėlimo temos. I was mentioning about Frank Morrison's in the book, Who Moved the Stone? Jau minėjau Franko Morrisono knygą, Kas pajudino akmenį. And
1 Corinthians 15 talks about the importance of the resurrection. Pirmo korintiečiam laiško 15 skyrius kalba apie prisikėlimo reikšmę. But Jesus emphasized the importance of the resurrection too in his personal ministry. Bet Jėzus ir savo tarnystėje pabrėžė, koks yra svarbus prisikėlimas. In Matthew chapter 12, 12 Mato Evangelijos skyriuje the scribes and the Pharisees came to Jesus and confronted him with the statement. fariziejai ir rašto žinovai atėjo pas Jėzų. Verse 38, they said, Master, we would see a sign from thee. Atėjo sakydami, mokytojų, parodyk mums ženklą. I picture them as being rather rude, really, honestly, towards the Lord. Įsivaizduoju, kad jie nebuvo labai malonus. But he was not rude in response. Tačiau Jėzus buvo malonus jam atsakydamas. He was a perfect gentleman. Jis buvo visiškas džentelmenas. But he did answer them forthrightly and very clearly. Bet jis atsakė labai aiškiai. When they said, we would see a sign from thee, I can see them almost, throw out their chest and demand a sign. Manau, kad jie, kai atėjo prašyti ženklo, buvo vos ne pasipūtę ir sako, parodyk mums ženklą. But he answered them by saying, an evil and adulterous generation seeks after a sign. O jis sako, kad pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo. And there'll be no sign given except one. Bet nebus jai duota kito ženklo, kaip tik pranašo Jonos. He said, the sign of the prophet Jonas. Pranašo Jono ženklas. For as Jonas was in the belly of the fish 3 days and 3 nights, the Son of Man will be in the heart of the earth 3 days and 3 nights. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis banginio pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Did they believe that? Ar jie tuo patikėjo? I'd say they did. Atrodo. They claim to be, and as a matter of fact, they claim to believe the Bible. Atrodo, kad jie teigia, kad tiki Bibliją. But Jesus let them know that he would give them their sign, but not today. Ir Jėzus jam pasakė, kad jis duos ženklą, bet dar ne šiandien. They wanted a sign on their time, their terms. O jie norėjo ženklo čia ir dabar. He said, not today. Jėzus sako, ne šiandien. But he said, you'll get your sign. Bet ženklas bus. Because he said, that just like Jonas was in the belly of the fish 3 days, the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Nes visai kaip pranašas Jona buvo žuvies pilve, taip ir žmogaus sūnus bus žemės širdyje 3 dienas ir 3 naktis. And they got their sign after the resurrection, and they believed what he told them. Ir po prisikėlimo jie patikėjo tuo, kas jam buvo pasakyta. Let me show you Matthew 27. Atsiverskime 27 Mato. Yeah, it starts at 32. I want to back up. I want to go. I'll come back to that. I want Matthew 32 and verse 62. It's not in the notes. Matthew chapter 27, verse 62 to 66, the end of the chapter. Mato Evangelijos 27 skyrius nuo 62 iki 66 eilutės. Read it. Read, please. Kitą dieną po pasiruošimo dienos susirinkimo pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai. Susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai ir kalbėjo. Valdove, mes prisimename, jog tas suvedžiotojas dar gyvas būdamas sakė, po 3 dienų prisikelsiu. Įsakyk saugoti kapą iki 3 dienos, kad kartais nakčia atėję jo mokiniai nepavogtų jo ir nepaskelbtų žmonėms. Jis prisikėlė iš numirusių. Pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją. Pilotas jiems atsakė, štai jums sargyba, eikite ir saugokite, kaip išmanote. Jie nuėjo, paženklino antspaudų akmenį ir pastatė prie kapo sargybą. Notice they said, this is 1 day after the crucifixion. Jesus is his body's in the tomb at this time. Taigi Jėzaus kūnas jau kape, praėjo tik tai 1 diena nuo jo nukryžiavimo. And they come before Pilate, and look what verse 63 says. Ir štai ateina pas Pilotą fariziejai ir He said, after 3 days, they call him a deceiver in the English, and it said, we believe, that deceiver said, after 3 days I'll rise again. Ir 63 eilutėje matome, kad jie sako, atsimename, kaip tas suvedžiotojas, tas anglų kalba apgavikas, jisai dar gyvas būdamas sakė, kad prisikels. Who told them that? Kas jam tai pasakė? Where did they hear that? Iš kur jie tai išgirdo?
We read it in Matthew 12. Skaitėme Mato 12 skyriuje. They remembered what he said. Jie atsiminė, ką Jėzus pasakė. And 3 days later, he did rise. Ir jis iš tiesų prisikėlė. And more about this situation, but remember these, end of 27 and first of 28, it's really important around the resurrection time. That 28 is the resurrection, yeah. Tai tiesiog atminkime šitas eilutes ir visa tai vyko dar iki Jėzus prisikėlimo. But one more important thing, Jesus also made an appointment with his disciples. Chapter 26, verse 32, it's in your notes. Dar pažvelkime į Mato Evangelijos 26 skyriaus 32 eilutę. The scene is the upper room. It's before the resurrection, but before the crucifixion, the night before. Prieš nukryžiavimą viršutinėme kambaryje. And look at verse number 32. 32 Mato Evangelijos 26 skyriaus eilutėje. Jesus is with his disciples in the upper room and just before the arrest and the crucifixion. Jėzus su savo mokiniais viršutinėme kambaryje, dar visiškai prieš pat jį suimant ir nukryžiuojant. And he says, after I'm risen, I will go before you into Galilee. Ir jisai sako, kai prisikelsiu, aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją. And he did just exactly that. Ir būtent tai jis ir padarė. In chapter 28 and verse number 7, 28 skyriaus 7 eilutėje. the scripture says, he said, go, the angel that talks to these disciples that have found the empty tomb, Angelas kalba mokiniams, kurie atbėgo į kapą. it says, go quickly and tell his disciples he's risen from the dead. Angelas sako, eikite ir skubiai perduokite žinią jo mokiniams. Jis prisikėlė iš numirusių. And specifically he says, he goeth before you into Galilee. There you shall see him. Lo, I've told you. Ir būtent pasako, kad jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite. In the upper room, where did Jesus say he would meet them? O kur viršutinėme kambaryje būdamas Jėzus sakė, kad susitiks? After he's risen from the dead, he'd meet them in Galilee. Kur susitiks su jais, po prisikėlimo susitiks su jais Galilėjoje. Where did the angel say, you'll go and you'll find him? Ir kur angelas liepė jiems eiti? He met them in Galilee. Sako, susitiksite Galilėjoje. That's important Tai svarbu. to me. When he made the appointment, he was in the upper room with the disciples before the crucifixion. Tai jisai jau numatė susitikimą su mokiniais dar prieš savo nukryžiavimą. He made an appointment to meet them after he was risen from the dead. Jis numatė, kad susitiks su jais po to, kai prisikeltas. And he kept the appointment. Ir jis to laikėsi. Now, when you make an appointment with someone, it's important to keep the appointment, right? Kai numatai susitikimą su kokiu nors žmogum, svarbu, kad to laikytumėsi. I mean, it's important. Your word is at risk. Tai kitaip tavo žodis nėra tiesa. And if you make an appointment and someone does not keep that appointment, you're disappointed, correct? Jeigu jūs susitarėt ir kitas žmogus nesilaiko jūsų susitarimo, taigi nusiviliate. Well, look, Jesus made an appointment to meet his disciples. Jėzus numatė susitikti su savo mokiniais. And in between making the appointment and keeping it, guess what happened? Ir tarp to pažado susitikti ir to susitikimo, kas nutiko? He was crucified. He tasted death for every man. He died. Jis buvo nukryžiuotas, jis paragavo mirties. He was buried, and the third day he rose again. Jis buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė. And then he kept the appointment that he made. Ir jisai laikėsi jų susitarimo ir to susitikimo. Anybody who can make an appointment with me, die and rise again and keep the appointment, they have my attention. Jeigu kas nors gali su manim sutarti, kad susitiksime, tada per tą laiką numirti, prisikelti ir susitikti, aš klausysiu to žmogaus. Jesus did that. He not only has my attention, he has my heart. Ir Jėzus taip ir padarė. Ir aš jam dabar skiriu ne tik savo dėmesį, bet visą savo širdį. Amazing. He spoke, I will rise again, and he did. Jis sakė, kad aš prisikelsiu ir prisikėlė. Okay? Look at the evidence for the resurrection, all right? Pažvelkime į prisikėlimo įrodymus. Jesus was by the time of these events, was a very high-profile figure in Israel. Taigi, Jėzus tuo metu Izraelyje jau buvo gerai žinomas žmogus. And the naming of Joseph of Arimathea his name shows up around this one event, the burial. Ir čia sutinkame tokį žmogų, Juozapą iš Arimatėjos. But it documented the location of the tomb and what tomb was used to bury the body of the crucified Savior. Jis tiksliai užrašė tą vietą, kur buvo
kur buvo jo kapas. Joseph of Arimathea was a wealthy man, and he had the tomb that reflected the wealth that he had. Jis buvo turtingas žmogus ir jo turimas kapas tai įrodė, kad jis turtingas. So the location of it was special, and it was well documented. Taigi ta kapo vieta, jinai buvo gerai žinoma ir gerai užfiksuota. It also pinpointed the location of it. Joseph of Arimathea's tomb. It'd be easy to find that. Ir tai buvo labai konkreti vieta, kad tai yra Juozapo iš Arimatėjos kapas. The writers in the Gospels did not manufacture or make up this name. Joseph of Arimathea was a real person, part of the Sanhedrin. Evangelijų autoriai neišgalvojo šito žmogaus. Juozapas iš Arimatėjos buvo tikras. If they did, it could easily be proven false. O jeigu būtų išgalvoję, tai būtų nesunku paneigti. But they didn't make up the name. They didn't make up the location. As a matter of fact, the disciples, at this particular time, right, that close to the resurrection, and from the crucifixion until just after the resurrection, the disciples were not in a frame of mind to try to deceive anybody. Ir per šitą laikotarpį nuo nukryžiavimo iki prisikėlimo net nebūtų į galvą šovę nei vienam iš mokinių bandyti kažką apgauti. They were heartbroken about what had gone on. Jiems skaudėjo širdis dėl to, kas įvyko. They had more questions than they could answer. Jiems daugiau klausimų kilo nei atsakymų. The Savior was crucified. Gelbėtojas nukryžiuotas, He was buried. palaidotas And they were hiding. ir jie slėpėsi. They didn't know what was next. Jie nežinojo, kas laukia. So they were not in any frame of mind to deceive anybody about anything. Taigi jiem net į galvą nebūtų šovę, ką nors apgauti. Notice some more strong evidence. In Matthew chapter 28, we read 27 there, that Pilate gave the chief priests a watch, Roman soldiers. Tai kaip matėme 27 Mato Evangelijos skyriuje, kad Pilotas davė sargybą prižiūrėti kapą Sealed the tomb with a Roman seal, ir uždėti antspaudą, either with clay or wax or whatever, but sealed, the edge of where it came together, sealed it, put the Roman seal on it. taigi ten buvo romėnų antspaudas ant to kapo, pažymėtas jis buvo. Anyone who broke a Roman seal was in jeopardy of losing their life, being executed. O tas, kuris sugadino tą antspaudą, tai galėjo būti prarasti savo gyvybę. The Roman soldier, look at, read it. I tell you what, read verse number, beginning chapter 28, when you ending with 27. Read chapter 28, beginning in verse 1, down to verse number 6. Gerai. Tai Mato Evangelijos 28 skyriaus nuo 1 iki 6 eilutės. Šabui pasibaigus, auštant pirmąjį savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija atėjo pažiūrėti kapo. Ir štai kilo smarkus žemės drebėjimas, nes viešpaties angelas nužengęs iš dangaus, priėjo, nurito akmenį nuo angos ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo tarsi žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę jo, sargybiniai ėmė drebėti ir sustingo lyg negyvi. O angelas tarė moterims: nebijokite, aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nėra. Jis prisikėlė, kai buvo sakęs: įeikite ir apžiūrėkite vietą, kur viešpats gulėjo. So the Mary and the other Mary were the first there. The angel announced to them that the Lord was not there. Come see the place where the Lord lay. He is risen. Taigi šitam Marijoms angelas pasako, kad galite ateiti pažiūrėti šitą vietą, kur Jėzus buvo palaidotas. And then the next verse is the one we read that said, where he said, go, he's going before you in Galilee. Ir kita eilutė, kurią jau skaitėme, tai angelas sako, kad Jėzus jau pakeliui į Galilėją. But look down at verse number 11 and read verse number 11. Let's see. Yeah, read verse 11 through 13. Bet pažvelkime dar į eilutės nuo 11 iki 13. Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas įvyko. Tie susitiko su vyresniaisiais, pasitarė davė kareiviams daug pinigų ir primokė: sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį pavogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, 13 eilutė jau čia per toli. Verse 11 says that the watch, that's the Roman soldiers, they came into the city. What do they do when they see that the stone is rolled away? Taigi, kai sargyba pamatė, kad akmuo nuristas, These big strong soldiers that had been camping there and guarding the tomb, šitie stiprus kareiviai, kurie saugojo kapą, they see what has happened and that the angel has rolled the stone away.
Jie mato, kad angelas nurito akmenį. Why did he roll the stone away? Kodėl jisai nurito tą akmenį? Not so the Lord could get out. He didn't need that. Ne tam, kad Jėzus išeitų, Jėzui nereikėjo, kad kažkas nuristų akmenį, kad But so that išeitų, we could see in. bet kad kiti galėtų užeiti į vidų. And that's what happened. These Roman soldiers see that their prisoner has escaped. Ir šitie sargybiniai mato, kad jų kalinys pabėgo. Imagine the assignment to guard a dead man and then he disappears. Įsivaizduokit, jeigu esi sargybinis, turi saugoti mirusįjį ir jisai dingsta. For a Roman soldier to guard, to lose anyone they were guarding, they paid for it with their life. O sargybiniai tokia netektis reiškia, kad jisai neteks savo gyvybės. And so they see that they see that their whole assignment has been destroyed, and they go into town and look up the chief priests. Taigi jie mato, kad ta užduotis, kurią jie turėjo padaryti, jiem nepavyko ir eina susirasti aukščiausiai kunigą. And they talk to the chief priests and tell them, and notice what the chief priests responded. Ir pažvelkime, ką jiems liepia kunigai. They told him, is that when they told him, yeah, verse 13 says, they said, you tell that his disciples came and stole him by night, and we will, the chief priests, we will make sure that everything's all right with you. We'll make it right with the governor. Ir aukštieji kunigai sako, kad sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai jį pavogė, o mes jau visą kitą išsiaiškinsim. And they needed some help because they'd failed at their mission. Ir jiems šitiem sargybiniam reikėjo pagalbos, nes jų misija sužlugo. So the chief priest said, said, you take this money. They gave them great money. And he said, we will tell that his disciples came and stole the body by night. Taigi vyresniai sako, mes sakysim, kad jo mokiniai pavogė kūną naktį. And that story was told over and over again. Ir ta istorija buvo pasakojama vėl ir vėl ir vėl. And where it came from was from the chief priests themselves. O ši istorija atsirado, ją sugalvojo pats vyriausiasis kunigas. They just made the story up. Jis tiesiog sugalvojo. There was nothing to it. Ir nėra pagrindo taip galvoti. And so the soldiers were spared, evidently spared their judgment for letting the man go. Taigi sargybiniai išvengė to jiems laukiančios bausmės. At this particular time, like I said, till the disciples believed in the resurrection of the Lord, they were not candidates to be thieves. They didn't have the mindset to steal the body and manufacture a religion. Ir kaip jau minėjau, tai kad šito laikotarpiu mokiniams net nebūtų šovę į galvą pavogti Jėzaus kūną. But when they did believe, their lives changed. Tačiau kai jie patikėjo, pasikeitė jų gyvenimas. They changed suddenly and they changed dramatically. Pasikeitė visiškai ir iš esmės. They went from being fearful disciples and hiding Ir jie tapo nebe tie mokiniai, kurie slepiasi su baime, to fearless preachers of a resurrected Christ. o be baimiai Jėzaus prisikėlusios skelbėjai. In a matter of days, and many of them died for that message. Tai nutiko vos per kelias dienas ir daugybė iš jų mirė dėl šito žinios. They died for the message of saying that Jesus Christ was alive again. Jie mirė dėl to, kad skelbė, kad Jėzus yra vėl gyvas. And they believed it to that point. They were willing to die for that message. Ir jie buvo pasiruošę mirti už tą žinią. Not very many people would die for a lie. Ir nedaug žmonių ryštųsi mirti už melą. They were convinced it was the truth. Tačiau jie buvo įsitikinę, kad tai yra tiesa. Okay, number 3, the apostles preached the resurrection. First in Jerusalem, where all these things took place. O apaštalai skelbė prisikėlimą visų pirma Jeruzalėje, kur viskas ir įvyko. There were multiple appearances of the Lord, at least 40 during those 40 days. Ir per tas kitas dienas iki Jėzaus paėmimo Jėzus pasirodė bent 40 kartų. And it's documented, as far as we know, he only appeared to believers, only to those who were his disciples, believed he appeared to them. But during those 40 days, after the resurrection, he appeared to many of his disciples. Per tas dienas po jo prisikėlimo jis pasirodė daugeliu žmonių. And it happened immediately. Ir tai nutiko labai greitai. Legends come about in foreign lands and at least 3 generations later. Ir po to apie tai buvo net pasakojamos legendos, netgi 3 kartas po įvykių. But these things were happening immediately, and all the claims that the apostles were making could be verified and documented quickly. Bet kadangi visą tai iš karto įvyko, tai visi apaštalų teiginiai galėjo būti patikrinti.
if it were not so, if the Lord were not risen, it could be proved very quickly. Taigi, jeigu Jėzus ir nebuvo prisikėlęs, tai buvo galima labai greitai paneigti. They're going around and telling that the Lord is risen from the dead. Taigi jie keliauja ir skelbia, kad Jėzus prisikėlė. And they're telling it in Jerusalem where all these things took place. Ir skelbia tai Jeruzalėje, kur viskas ir įvyko. Not like legends in a faraway land in an old time. That is happening within immediately after it's happened. Ne kažkur tolimoje šalyje, tačiau pačioje Jeruzalėje, kur viskas ir nutiko. What's the one thing that could be done to prove that the resurrection was false? Ko būtų pakakę, kokio vieno dalyko tai reikėjo, kad būtų paneigtas prisikėlimas? There's just one thing that could have been done. Tik tai vieno būtų pakakę. That's it. Parodyti kūną, tiek užtektų. That's it. Find the body. Rasti kūną. And if the chief priest could have found the body, it would have been paraded through the streets all over. Ir jeigu tie kunigai būtų radę kūną, tai tas kūnas tikriausiai būtų visose gatvėse demonstruojamas. You know why they couldn't find the body? It wasn't there. Kodėl jie negalėjo to kūno rasti? Nes jo ten nebuvo. The Roman soldiers knew it. The chief priest knew it. They didn't believe it, wouldn't say it, but all those disciples believed it. Ir tą žinojo ir sargyba, ir kunigai, kad kūno tenai nėra, bet jie negalėjo to pasakyti. Immediately, thousands of Jews became converted and transformed, and their lives were changed. Ir staiga daugybės tūkstančių žydų gyvenimai pasikeitė, jie atsivertė ir pasikeitė jų gyvenimai. They began to worship on Sunday, and they abandoned their temple worship and their sacrifices and proclaimed their faith in the risen Christ. Jie liovėsi šlovinti šventykloje ir skelbė, kad tiki ir šlovina prisikėlusį Kristų. For instance, the book of Acts, Simon Peter preached, and 3,000 souls were saved on Pentecost. Pavyzdžiui, Apaštalų darbų knygoje matome, kaip Simonas Petras pamokslauja ir 3,000 žmonių tapo išgelbėti. Let me put on my sanctified imagination cap, okay? Dabar pabandykim įsivaizduoti tai. Who are those 3,000 people? Kasgi buvo tie 3,000 žmonių? Why did they get saved that day? Kodėl jie tapo išgelbėti tą dieną? Very few people get saved the first time they hear the gospel. Labai nedaug žmonių tampa išgelbėti tą pirmą kartą, kai išgirsta And this was a Evangeliją. great multitude. O čia buvo daugybė jų. Who were they? Kas jie tokie? You know what I believe? Žinot, ką aš galvoju? I can't give you chapter and verse, okay? But I believe most of them were Pharisees. Aš tikiu, kad negaliu nurodyti eilutės Biblijoje, bet manau, kad daugelis jų buvo fariziejai. And who did they hear preach the gospel? Nes kasgi jiems skelbė Evangeliją? I believe they heard Jesus preach the gospel. Juk jie girdėjo, kaip Jėzus jiems skelbė I believe many Evangeliją. of those that had heard and seen and listened and just were marveled when they were convinced that he was the crucified Savior and he was risen. I believe they believed. Aš tikiu, kad tie žmonės, jie jau anksčiau girdėjo ir dabar, kai girdi, kad skelbiama, kad Kristus mirė, kad jisai prisikėlė, tada jie iš tiesų įtikėjo. Now I told you that's not scripture and verse, okay? Ir tai, kaip jau minėjau, nėra tokios eilutės Biblijoje. But it's important that the preaching of the truth, the preaching of the gospel, go out. And that day there were many people came to Christ. On one day, 3,000 souls came as a result of hearing the gospel. And I believe that those were people that their hearts had been prepared. Bet svarbu paminėti, kad Dievo žodis yra skelbiamas, kad per vieną dieną netgi 3,000 sielų tapo išgelbėtos. Ir manau, kad jų širdis jau tam buvo iš anksto paruoštos. Another evidence for the resurrection. Dar vienas įrodymas, The origin of the fledgling New Testament church kad atsiranda Naujojo testamento bažnyčia. has to be accounted for. Tai reikia paaiškinti, kaip jie atsirado. The church, here was this fledgling group, the young church that I believe the Lord Jesus Christ himself founded. John the Baptist was instrumental in getting the ones ready. Jesus formed his church, ministered to them, taught them, discipled them, whatever, for 3 years. It's important. Taigi pats Jėzus, jisai pastatė, suformavo bažnyčią ir tarnavo ir mokė juos 3 metus. It's an important fact that fledgling young church survived. Ir šita labai jauna bažnyčia jį išgyveno. They preached the resurrection, the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ as a fact. Jie skelbė Jėzaus mirtį ir prisikėlimą kaip faktą. If that were not a fact, it could have been proven false. If it had been proven false, that young church would have died a quick death.
Jie tai skelbia kaip faktą ir jeigu tai nebuvo faktas, buvo galima tai paneigti. O jeigu tai būtų paneigta, tai ta bažnyčia tikrai nebūtų išgyvenusi. It could not have survived more than 1 or 2 generations. Nebūtų išgyvenusi nei vienos kartos ar dviejų. But it has not only survived, it has thrived for 2,000 years. O ji ne tik išgyveno, tačiau ir klesti jau 2000 metų. And a lot of other churches just like that would have been planted all over the world, different languages, different places, still preaching that same message. Ir He's alive. tokių bažnyčių statoma visame pasaulyje ir visos jos skelbia tą pačią žinią. If evidence for the resurrection did not exist and abound from that time, it would have been the death knell for the local church. Ir jeigu nebūtų įrodymų, dėl prisikėlimo įrodymų, tai vietinė bažnyčia tikrai būtų žlugusi. But for the sake of argument's sake, we'll look at some alternative explanation. We'll look at the other side for just a little bit. Na, bet tam, kad geriau suprastume tuos argumentus, tai pažvelkime ir į kitą pusę ir kitus galimus prisikėlimo paaiškinimus. These are just a few of the many, many explanations from doubters or unbelievers. Yra labai daug sugalvota paaiškinimų, kur dingo Kristaus kūnas. Probably the oldest theory is the one of the stolen body. We read about Matthew 28, verses 12 through 15. We've already read that. Seniausia teorija, apie kurią mes jau skaitėme, Mato 28 skyriuje, tai kad kūnas buvo pavogtas. But it was conjured up by the chief priests. They're the ones that told the story, and they're the ones who kept spreading it. Bet tą teoriją sugalvojo kunigai ir jie patys sugalvojo ir patys skelbė tokią teoriją. But you read it in Scripture, there's nothing to it. Bet kaip matėme rašte, kad ji neturi pagrindo. Some say the soldiers were sleeping and the disciples stole the body. Kiti žmonės sako, kad kol kareiviai miegojo, tai mokiniai pavogė kūną. Roman soldiers didn't sleep at their post. Tačiau kareiviai, sargybiniai, jie niekada nemiegodavo savo The vietoje. consequences were too severe for a soldier to sleep at his post. Jie negalėjo miegoti, nes pasiekmes už tai būtų per žiaurios. And besides, as I said, the disciples were still in hiding when the Lord was crucified, when he was buried. Still in hiding. They were in no frame of mind to steal a body. Kaip jau minėjau, tai mokiniai jie dar slėpėsi tuo laikotarpiu ir jiems net nebūtų atėję į galvą, kad reikia pavogti Jėzaus kūną. The tomb, we read in Matthew 27, last few verses, the tomb was also sealed with a Roman seal. Kaip ir anksčiau minėjome, tai kad kapas buvo užantspauduotas. The Roman seal was applied at Rome's authority, spoken by Pilate. Ta antspaudą pilotas liepė uždėti. John describes the scene. Let's take the time to look at John chapter 20. Atsiverskime Jono 20 skyrių. John chapter 20, verses 3 through 9. Jono 20 skyrius nuo 3 iki 9 eilutės. All the accounts of the resurrection are important, and I love them all, but I really love especially John covers something here special. Labai svarbios, visi liudijimai labai svarbus, kurie kalba apie prisikėlimą, bet man ypač šitas patinka. Oh, okay, yeah, that's it. Read verses 3 through 9, please. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tas kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapą. Pasilenkęs jis pamatė numestas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į kapo rūsį ir pamatė paliktas drobules bei skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tada įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsis prisikelti iš numirusių. When John and Peter arrived at the tomb, and John was hesitant about going, but Peter barged in and looked, what did they see? Kai Jonas ir Petras atbėgo į kapą, tai ką jie pamatė? In the tomb, probably they would construct a table or a slab of rock where the body was laid. Tame kape tikriausiai buvo akmuo, ant kurio buvo paguldytas. So that's probably where it was. Ir tikriausiai tas drobules jie pamatė tenai. And the body would have been prepared, probably by Jewish tradition, a continual winding of linen cloth. Tikriausiai tas kūnas turėjo būti apdorotas pagal žydų tradiciją, suviniotas į medžiagą. It would be one continual winding from the extremities and then make one continual winding all the way from the neck down.
Jie whole body. apvyniodavo kūną vieną medžiagą nuo kaklo iki kojų. In linen strips of cloth. Ir Strips of cloth like this. tokiam atraižėlėm medžiagos. What they saw then, and the spices that Nicodemus had provided, made quite a large bulk to be put there in with it. Not only the winding and the size of the body, but also the 100-pound weight of the spices that Nicodemus had brought took up more space. So it'd be quite the shape of a body, but in a large bulk there. Taigi ten buvo padėta gan nemažai daiktų, nes vien tos medžiagos reikėjo labai daug, kad apvyniotum visą kūną. Ir taip pat buvo ir aliejai, kurias davė Nikodemas, kad būtų kūnas išteptas. Taigi jie rado tuos dalykus tenai kape. And to say that the thieves came and stole the body, that wouldn't work. The grave clothes were there. Ir negalima sakyti, kad kažkas pavogė tą kūną, nes matome iš to, kas buvo kape. And they just were partly sunk about the fact, because, one other thing about the burial. It would be the winding, but also the burial napkin covered the face. Ir ko nepaminėjau, tai kad ta medžiaga neuždengdavo veido. So it was a continual winding, one piece, and then the napkin covered the face of the head. Ir buvo tokia viena medžiaga, kuri apvynioja visą kūną ir tokia kaip servetėlė, drobulė uždengdavo veidą. The shape of a body was intact on a slab, but it was sunk down partially because the body was just gone. It was not in there. Ir matom, atrodo, tarsi kūno formai būtų ta palikta medžiaga, tačiau kūno tenai nėra. The grave clothes were not unwound, neither cut off. Ir šita drobulė, ji nėra nei sukarpyta, nei suplėšyta. This wasn't the work of thieves. Ir vagis negalėjo to padaryti. Because everything was still intact, one thing missing, the body. Nes viskas buvo savo vietoje, tačiau trūko kūno. So how did the Lord get out of the grave clothes? Tai kaipgi iš ten galėjo pasprukti? I believe the same way that he got out of the tomb. Before they rolled the stone away, he just passed through the tomb. Manau, kad jis tiesiog išėjo iš kapo. I know that because he showed up at church the same way, with all the doors and windows locked. He just showed up. He was there. Manau, lygiai taip pat kaip ir pasirodė bažnyčiai, kai buvo visos uždarytos ir durys, ir langai, ir jis tiesiog atsirado patalpose. The resurrection body is not limited by material things. He just passed through. Ir jo prisikėlusio kūno niekaip neriboja niekas. Jis And so tiesiog gali pereiti kiaurai. So I believe that the fact that he just passed, I believe he just woke up, passed through, and had the resurrection body and was gone. Ir manau, kad jis tiesiog prisikėlė ir išėjo su savo prisikėlusiu kūnu. What about the wrong tomb theory? O kaip ta ne to kapo teorija? You already mentioned it'd be easy to document which tomb it was. Just ask Joseph of Arimathea. Kaip jau minėjau, labai paprasta sužinoti, kuris iš tiesų tai buvo kapas ir galima tiesiog paklausti Juozapo iš Arimatėjos. As he stepped up at the last moment to offer his tomb for use, he could have told them quickly. Juk jis pasisiūlė, kad būtų jo kapas naudojamas ir galėjo lengvai pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Then there's a reburial theory. Ir tokia perlaidojimo teorija. And there's a whole list of more I've got down there. You've got them there. The 12 appearances over a 40-day period, and into the women and the Emmaus. All these, every one of these are documented. The Scripture points out the fact. Ir yra dar daug teorijų, tačiau ir tai, kad po Jėzus prisikėlimo jis buvo matomas ir mokinių, ir kitų žmonių, ir kiti įrodymai. It answers them all. Visas tas teorijas paneigia. There was this one goes. I don't know if you heard this one or not, but when I first started preaching 50 years ago, there was a book called The Passover Plot. You ever remember that? Kai aš pradėjau pamokslauti prieš maždaug 50 metų, buvo tokia knyga Passover Plot. Has anybody heard of that book? Ar esat girdėję apie tokią knygą? 1, 2, Pora žmonių yra. 4. And that's just 50 years ago, okay? Ir prieš 50 metų pasirodė ta knyga. It was written by a fellow that believed that the Passover plot was this, that Jesus didn't actually die, that he actually was in a trance or he swooned or passed out. O
teorija šita buvo tokia, kad iš tikrųjų Jėzus net nemirė, jisai nualpo arba jam negera kažkaip pasidarė, bet nebuvo iš tiesų miręs. And that they believed that he was placed in the tomb and the coolness of the tomb or something, whatever, caused him to resuscitate and get up and be able to get away and that he really didn't die. Tačiau, kadangi jis buvo paguldytas visame kape, tai jis jį atsigavo ir galėjo vaikščioti lyg niekur nieko ir iš tiesų nebuvo miręs. It was all the rage whenever I was a young Bible school student 50 years ago. I mean, it was really, really popular in theological circles. Tai buvo gan populiarus skaitinys teologiniuose ratuose tuo metu, kai aš pradėjau pamokslauti. Now people don't even hear about it. Dabar nelabai žinoma, Because it's not true. nes tai nėra tiesa. He did die. Jisai iš tiesų mirė. If facing what Jesus did with the scourgings and the beatings and the crucifixion, Roman soldiers were well trained in knowing when a person was alive and when they were dead. Romėnų kareiviai gerai žinojo, kada žmogus gyvas, o kada miręs. He did die. The Bible says he died for our sins. Jis iš tiesų mirė ir, kaip Biblija sako, mirė už mūsų nuodėmes. Then there's all other. I don't know why he put this one, but it did. There's a theory that believes that Jesus' body was eaten by dogs. Yra net tokia teorija, kad Jėzaus kūną suvalgė šunys. Have you ever heard that one? Ar esat apie tokį I didn't girdėję? think so. All kind of eyewitness opponents, but Jesus predicted his resurrection. Ir visokių dar įvairiausių teorijų, tačiau Jėzus pats jisai kalbėjo apie savo And for prisikėlimą. that to take place, there must be a death and a burial. Ir tam, kad iš tiesų tai įvyktų, tai vadinasi, jis turėjo būti nukryžiuotas ir palaidotas. And there's personal references to his resurrection that he makes over again. Yra nemažai eilučių ir ištraukų, kur jisai pats kalba apie savo būsimą prisikėlimą. There's also the record of fulfilled prophecy. Ir reikia atminti, kad ir prisikėlimas buvo išpildyta pranašystė. Isaiah 53 verses 8 through 10 speaks specifically of this. Izaijo pranašystės 53 skyriaus 80 eilutės kalba būtent apie tai. That and many other places, but talk about the prophesy that the Messiah would be pierced. That's Psalm 22. Ir And Zechariah 12:10. įvairiausias ištraukos rašte kalba apie tai, kad Mesijas bus perdurtas kaip 22 psalmė arba Zacharijo 12 skyrius. And that the soldiers would gamble for his clothing. That's Isaiah. That's Psalm 22. Taip pat 22 psalmėje rašoma, kad kareiviai mes burtą dėl jo drabužių. Zechariah 11 talks about the 30 pieces of silver that the soldiers gambled for his robe. O 11 Zacharijos skyriuje rašoma, kad bus jis išduotas už 30 sidabrinių. And Daniel 9 talks about the Messiah would be killed. O 9 Danieliaus skyriuje kalbama apie tai, kad Mesijas bus nužudytas. Isaiah 53 again, verses 5 and 6 talk about he would die in our place. O Izaijo 53 skyrius kalba, kad jisai mirs mūsų vietoje. Very next verse, Isaiah 53:7 talks about that he would stand silently before his accusers. Ir 53 Izaijo skyriaus 7 eilutėje kalbama, kad jisai tyliai buvo kankinamas ir žeminamas, bet neatvėrė savo burnos. Isaiah 53:9 talks about he would be assigned to the grave with the wicked and with the rich. Isaiah 53:9. 9 eilutėje sako, kad jam paruošė kapą su nedorėliais ir su turtingais. And on it goes. These many more scriptures. These are just a few that we point out. Čia tik tai kelias ištraukos, o jų yra kur kas daugiau. He told his disciples on various occasions that his death and resurrection fulfilled Old Testament prophecy. Jis nekartą sakė ir savo mokiniams, kad jo mirtis ir prisikėlimas išpildė Seno testamento pranašystės. All truthfully and not one contradiction. Viską išpildė ir nebuvo jokių prieštaravimų. On the road to Emmaus, we've already talked about Luke 24. Kaip jau kalbėjom, Luko 24 skyriuje pakeliui į Emausą. He began at Moses and the prophets and he expounded to them all the things concerning himself. Pradėdamas nuo Mozės ir pranašų, jisai visus raštus paaiškino, kaip jie liudijo apie jį. The resurrection of the Lord Jesus Christ is the greatest miracle and fulfillment of Old Testament prophecy that he alone could fulfill. Jėzus prisikėlimas buvo pats didžiausias stebuklas ir Senojo testamento pranašysčių išpildymas, o tai galėjo padaryti tik tai jis. There are attacks, like I said, there have been attacks now for 2,000 years, but
it still stands true. Kaip jau sakiau, 2000 metų buvo puolama ši tiesa, tačiau ji vis tiek išlieka. I've never seen it, but I've heard that in Paris there is a monument to the Huguenots. Esu girdėjęs, pats niekada nemačiau, kad Paryžiuje yra toksai paminklas hugenotams. It pictures an anvil, like a blacksmith would use an anvil that they beat with a hammer. Blacksmith. Ai, jo, tenai yra paminklas su priekalu. Okay, there's an anvil, and the monument is that, and there's broken hammers. The handle's broken. Hammers all around on the floor. Ir aplink tą priekalą yra daug sulūžusių plaktukų. And the inscription on the monument says, O užrašas ant to paminklo, jame parašyta. it's comparing the anvil to being God's word. Palygintas tas priekalas su Dievo žodžiu. And it compares the hammers to those who would attack it or beat against it. O plaktukai lyg tie, kurie bandė prieštarauti, bandė paneigti Dievo žodį. Anvils there, broken hammers everywhere. Priekalas išlikęs, o plaktukai visi sulūžę. And the inscription says, hammer away, ye hostile bands. Hammer away, ye hostile bands. Your hammer breaks. God's anvil stands. Sako, tame prieraše, kad galit mesti į šalį tuos savo plaktukus, nes jie lūžta, tačiau Dievo priekalas, Dievo žodis išlieka. The attacks come and the attacks go, but the word of God still stands. Dievo žodis yra puolamas, yra įvairių puolimų, jie ateina ir praeina, tačiau Dievo žodis išlieka. I rest my case. We don't need to defend the Bible. Kaip jau minėjau, mums nereikia apginti Biblijos, We just need to preach it. mums reikia ją tiesiog skelbti. Because when we preach it, we're standing on solid ground, safe ground. Nes kai mes ją skelbėme, mes stovime ant tvirtos žemės. It has weathered attacks through the years and it will continue to Jie atlaikė daugybę metų, daugybę puolimų ir atlaikys until Jesus comes. iki Jėzaus dienos. But we're on safe ground when we're on the word of God. Bet kai mes stovime įsitvirtinę Dievo žodyje, mes esame įsitvirtinę saugio žemėje. Thank you very much for your patience.